Donaldas Trumpas vis garsiau kalba apie pasitraukimą iš NATO ir netgi sugalvojo, kaip nubausti Europos sąjungininkus, kurie atsisakė įsitraukti į karą artimuosiuose rytuose. Išvakarėse įvyko Donaldo Trumpo susitikimas su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kuris buvo planuotas kaip įprastas darbo vizitas, tačiau greitai virto kažkuo kitu. Trumpas perėjo prie įžeidimų ir grasinimų bei grubiai išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad sąjungininkai nepalaikė amerikiečių ir izraeliečių veiksmų prieš Iraną. Tuo pačiu metu JAV viduje NATO palaikymas išlieka aukštas ir vargu ar Trumpui bus leistas sugriauti Šiaurės Atlanto alijansą. Tačiau labai pakenkti europiečiams Trumpas vis dėlto gali. Ir štai šaltiniai papasakojo, kad Trumpas išdėstė Markui Ruttei savo Meksikos planą. Kerštas europiečiams gali labai stipriai padėti rusų diktatoriui Vladimirui Putinui. Mano vardas Aleksejus Pečijus, aptarkime šią temą kartu. Bet prieš pradėdami šią laidą paprašysiu jūsų paremti šio YouTube kanalo veiklą. Tai galite padaryti finansiškai per auką, rėmimą arba mokamą prenumeratą pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten rasite visas platformas, kuriuose tai galima padaryti. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Taip pat užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečijus News, nuoroda taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte vakar skrido pas Trumpą į Baltuosius rūmus, kad pabandytų pagerinti Trumpo administracijos santykius su europiečiais NATO rėmuose. Tačiau Ruttei nepavyko. Kaip rašo Politico, audringo susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte metu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas išliejo savo nepasitenkinimą NATO sąjungininkais ir davė suprasti, kad svarsto galimybę imtis atsakomųjų priemonių dėl jo manymų nepakankamos paramos jo asmeninėme kare Irane. Rutte susitiko su Trumpu už uždarų durų per seniai suplanuotą vizitą, kuris labai greitai virto tokia NATO išsaugojimo misija. Po to, kai JAV prezidentas nekartą grasino pasitraukti iš alijanso dėl tokių šalių kaip Ispanija ir Prancūzija atsisakymo paremti Amerikos ir Izraelio pusę, konfliktas su Teheranu, kuriame pasiekta trapi 2 savaičių paliaubų sutartis. По словам европейских чиновников, Трамп использует... Rutte susitiko su Trumpu už uždarų durų. Prezidentas pasitraukė iš alijanso. Nusivylimas ir pyktis dėl Europos šalių Ispanijos atsisakymo paremti šią politiką. Viskas nuėjo šuniui ant uodegos, pasakė pirmasis Europos pareigūnas. Pokalbis buvo vien nuolatinė įžeidimų lavina. Atrodo, kad Trumpas grasino padaryti beveik bet ką. Susitikęs su Trumpu tikėjosi suprasti, kad jis svarsto atsakomųjų veiksmų ar, jei norite, keršto galimybės. Tie patys 2 žmonės ir 3 Europos pareigūnas. JAV prezidentas sudarė įspūdį susirinkusiems, kad jis nori konkrečių veiksmų iš sąjungininkų, kad būtų galima padėti kuo greičiau. Hormūzo sąsiauris. Tačiau Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad pokalbyje susitiko su Rutte. JAV prezidentas nekartą grasino pasitraukti iš alijanso dėl atsisakymo. Baltųjų rūmų atstovas pasakė, cituoju, kaip pareiškė prezidentas Trumpas, NATO buvo išbandyta ir jo neišlaikė. Jis neturi jokių lūkesčių dėl NATO šiame etape ir nieko iš jų neprašė, nors tai yra faktas. Remti iš Hormūzo sąsiaurio yra daug naudingiau nei Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ir čia iš karto padarysiu pastabą, aš jums rekomenduoju. Rytoj tikriausiai jau pasirodys laida apie vadinamąją naftos dolerį arba Pax dolerį arba kaip tik norite vadinkite. Bet esmė ta, kad Donaldas Trumpas kaip prezidentas nekartą grasino atsisakymu, kas yra naudingiau europiečiams nei amerikiečiams. Iškart pasakysiu, tai visiška nesąmonė. Nes būtent dėl to, kad tokios šalis kaip Ispanija, Prancūzija perka amerikietišką naftą, kuri keliauja per Hormūzo sąsiaurį už dolerius. Būtent tai leido Amerikos doleriui tapti dominuojančią valiutą visame pasaulyje. Aš išsamiai paaiškinsiu šią istoriją. Štai, manau, rytoj Rutte susitiko su Trumpu. Susitikimo nesurengė už uždarų durų. Ir paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimus apie naujus epizodus. Štai kodėl tai labai įdomi tema, aš jį išsamei paaiškinsiu jums. И вот после встречи с Рютте... JAV prezidentas nekartą grasino už atsisakymą. Ispanija, Prancūzija, Izraelis. Na, o toliau Trumpas pareiškė, kad NATO neveikia, jei jos nuolat nespausi, nespardysi, kuo jis atrodo ir užsiima. Rutte susitiko su Trumpu už uždarų durų kaip prezidentas nekartą. Už atsisakymą kaip Ispanija ir amerikiečiai. Iš ten amerikiečių kariuomenė.
Ir dėmesio perkelti juos į kitas NATO šalis, tokias kaip Lenkija, Rumunija, Lietuva ir Graikija, kurios atvirkščiai tam palankesnės. Susitiko dėl šios operacijos prieš Iraną. Ir jei iš karto nesupratote, leiskite dar kartą pakartoti. Trumpas to nori. Su uždarytomis Ispanija ir Prancūzija, Amerikos Izraelio. Tai yra, Donaldas Trumpas nori perkelti kariuomenę iš vakarų flango. Markas Riutė susitiko su grasinimais dėl atsisakymo. Не, это же, наоборот, прекрасная новость. Ispanija ir Prancūzija aptarė su Marku Riutė ir jei Riutė tik pritars Trumpui ir pasakys amerikietė naujienas Europai, juk paradoksas tas, kad rytų Europos šalis labiausiai suinteresuotos amerikiečių karių dislokavimu savo teritorijoje, nes jos yra prie Rusijos sienos. Riutė susitiko su tais, kurie daugiausiai išleidžia gynybai NATO. Rytų Europos šalis už uždarų durų nekartą grasino paremti. Международную коалицию по контролю над Ормузским проливом, Румыния сразу же одобрила запрос США на использование. Ir štai ketvirtadienį Vokietijos kancleris Friedrichas Помочь возобновить судоходство через Ормузский пролив, являющийся важным торговым центром, но только после полного прекращения боевых действий. И вот в четверг канцлер Германии susitiko su Trumpu. Už uždarų durų grėsino Ispanijai ir Izraeliui. Riutė susitiko su Trumpu Ispanijoje ir susitiko su Trumpu už uždarų durų ne kartą, kaip Ispanija ir Prancūzija, Amerikos Izraelis. наличием мандата и жизнеспособности. Mes nenorime, kad šis karas tapęs transatlantinių išbandymų dar labiau paaštrintų santykius tarp Jungtinių valstijų ir jų Europos NATO partnerių. Trečiadienį Prancūzijos kariuomenės vyriausiasis vadas generolas Fabienas Mondonas taip pat pareiškė, kad Paryžius svarsto tik gynybinius karinės pagalbos variantus. Per pastarąją savaitę priėmėme pareigūnus iš įvairių šalių, kurie nusprendė prisijungti prie šios iniciatyvos skirtos jūrų navigacijos atkūrimui. Planavimo etapas juda į priekį siekiant bendro tikslo – padidinti jūrų navigacijos saugumą šiame strategiškai svarbiame regione. Praėjusią savaitę, primenu, Didžiosios Britanijos vadovaujama 41 šalies koalicija parėmė naujų sankcijų įvedimo ir diplomatinio spaudimo Irano atžvilgiu stiprinimo idėją dėl jo uždaryto svarbiausio sąsiaurio. Tačiau aiškiai buvo pasakyta, kad kol konfliktas tęsiasi, karinė pagalba nebus teikiama. Ir pabaigai pridėsiu vieną labai svarbų momentą. Donaldas Trumpas teisiškai negali pasitraukti iš NATO, nes tam reikia 2/3 senato balsų. Donaldas Trumpas taip pat negali žymiai sumažinti amerikiečių karių skaičiaus Europoje. Nes 2025 m. gruodį Kongresas priėmė pataisą draudžiančią sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje žemiau 76 000 karių ilgesniam nei 45 dienų laikotarpiui. Ir Donaldas Trumpas pasirašė šį įstatymą. Šiuo metu Europoje yra dislokuota 84 000 amerikiečių karių, nors šis skaičius nuolat kinta dėl rotacijų. Taigi daugiausia, ką gali padaryti Donaldas Trumpas, tai trepsėti koją ir perkelti karius Europos viduje. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai, per bet kokią auką, mokamą prenumeratą ar tapdami rėmėjų. Visos nuorodos ir rekvizitai, kaip tai padaryti, yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten taip ir parašyta – paremti Aleksėjaus Pečios kanalą. Pasirinkite jums patogiausią formatą, būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai viskas, saugokite save, viso. Tęsinys.